Spalio 21 dieną Marijampolės moterų krepšinių klubas BC Sūduva pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Marijampolės žaidimų sporto mokykla, kurios tikslas skatinti Marijampolės žaidimų sporto mokyklą baigusias auklėtines rinktis ne kitų miestų komandas, o prisijungti būtent prie Marijampolės reprezentacinės komandos Sūduvos. Mokykla ruošia sportininkus miesto, savivaldybės, apskrities Lietuvos Respublikos rinktinei. Šituo sakiniu viskas yra, kaip ir pasakyta, kad be abejonės pirmiausiai mergaitė ar berniukas paruoštas mūsų mokykloje turėtų pirmumo teisę rinktis mūsų miesto reprezentacinę komandą. Mūsų prioritetas yra pirmas marijampolietis, antras, tai reiškia, lietuviais, pačių žaidėjus. Ir aš manau, kad žingsnelis po žingsnelio ir rezultatai gerėja, ir marijampolietis po truputėlį grįžta. Tai mūsų tikslas, reiškia, jis neišvažiuotų, reiškia, į kitus miestus, o papildytų mūsų profesionalų klubą. Sakykime, tas sakinys, kad būtų pirmumas klubui, tas pirmumas buvo yra ir bus. Norint vaiką pasimti, tai dabar klubas gali. Pačiu graži mergaitės tai atranką gauti. Tai yra pirmas žingsnis. Traukiant vaiką į savo klubą. Kita kartą tai grupiai klubas draugišką turnyrą mokėjo. Tai ir nepatraukimas į klubą. Jeigu šito iki šiol nebuvo, kaip sakyt, vaikas yra laisvas žmogus. Tikrai pirmieji treneriai yra pamiršti, galiu pasakyti. Ir ne vien tik tai Marijampolėje, dar kažkur. Ir paskui tie treneriai visiškai yra nesuinteresuoti auginti tą vaiką, sakykime, profesionaliam klubui. Aš anksčiau dirbau irgi Sabonės sporto mokykloje, kur buvo piramidė Žalgiris, Dubleriai sporto mokyklų. Iš sporto mokyklos, iš Sabonės sporto mokyklos buvo mokykla dabar centras. Perėdavo į Dublerius, dar nieko, tik perėmė į meistrų komandą, kur piramidė, kur viena jau Žalgiris sporto mokykloje mokėdavo pinigus už tą žaidėją. Tai yra normalu, yra viskas pagal įstatymą. Po sutarties pasirašymo Marijampolės žaidimų sporto mokykla teiks prioritetą toliau ugdyti savo auklėtines ne išorės klubams, o Marijampolės moterų krepšinio klubui BC Sūduva. Marijampolės klubas savo ruožtu įsipareigoja, komplektuodamas savo sudėtį, prioritetą teikti būtent Marijampolės žaidimų sporto mokyklos ugdytinėms.